Sveiki visi, šiandien gaminsim kotletus, labai skanius, su ypatingu priedu. Tam reikės vištienos, galima kalakutieną naudoti, taip pat druskos, džiūvėsėlių, grietinės, garstyčių. Garstyčios tai ir bus tas priedas ypatingas, duos ypatingą skonį kotletams. Taip pat pipirų, kiaušinių ir svogūno ir aliejaus kepimui. Tai pirmiausia, susipjaustam svogūną. Pjaustau smulkiai. Pilam į keptuvę truputį aliejaus. Dedam čia svogūnus. Ir pakepam, kol suminkštės. Dabar į maltą mėsą mušam kiaušinį. Dedam džiūvėsėlių. Šaukštą, visas receptas kaip visada, pačioj po video. Dedam truputį pipirų pagal skonį. Druskos. Taip pat pagal skonį. Tokie be kaupo šaukštelį. Dar galima paragauti. Šitie kotletai dar bus su labai skaniu padažu. Parodysiu, kaip pagaminti padažą. Apkepam. Dar dedam garstyčias. Grietinę. Ir išmaišom. Dabar į maltą mėsą dar dedam keptus svogūnus. Gerai išmaišom, paragaujam dar druską, pipirus. Ar užtenka? Labai gerai išmaišyti reikia. Paragaukit druskos, kad užtektų, labai svarbu. Pilam čia džiūvėsėlių. Kuriam ugnį. Vos pasišlapinu rankas, labai nedaug. Geriau su pirštinėm. Imu mėsos. Darau kotletą ir apvalioju džiūvėsėliuose.
Letukai truputį tokie minkštoki, galima dėti daugiau džiūvėsėlių, bet nenoriu aš čia pridėti duonos. Pamažinam ugnį. Ir taip visus. Kad geriau perkeptų, galima uždėti dangtį truputį. Kotletai išsitroškino, iškepė. Kepkit tol, kol taip gražiai apskrus. Kartais uždenkit, kad geriau perkeptų. Tai. Jau kotletukai iškepė. Dabar pasigaminsime labai lengvai ir greitai puikų padažą prie mėsos. Tam susipjaustom svogūną. Pjaustau smulkiai. Taip pat reikės morkos, lauro lapo, sultinio arba vandens. Aš naudosiu šį kartą sultinį, kad padažas būtų toksai skanesnis. Reikės trupučio miltų, pomidorų padažo. Susitarkuojam morką, sviesto, pipirų, druskos ir lauro lapelio. Štai su stambia tarka susitarkuojam. Dabar kūriam ugnį. Metam čia sviestą. Galima įpilti vos aliejus. Dedam svogūnus ir apkepam truputį, porą minučių. Dabar čia pilam morkas. Ir taip pat apkepam. Kol suminkštės morkos. Pastoviai pamaišom, jeigu didesnė ugnis, kad nepridegtų. Puikus kvapai. Kai morkos apkepė, dedam pomidorų padažą ir taip pat apkepam. Galima padidinti ugnį, jeigu norit, kad būtų truputį greičiau. Truputį pipiriukų pagal skonį. Lauro lapą. Apkepam kelias minutės.
Dedam miltus. Receptas kaip visada apačioje video. Paspauskit žodelį daugiau, jeigu nerandat. Ir surasit visą receptą. Apkepam. Kelias minutės pamaišydami, kad nepridegtų. Dabar imam sultinį ir po truputį pilant maišom. Na štai, sutirštėjo. Paragaujam skonį. Puiku. Nieko nereikia. Dabar uždedam dangtį ir apie 20 minučių tiesiog patroškinam. Verdam. Kartais pamaišom. Morkos gerokai pasitroškino su svogūnais. Dabar imam. Pilam į sietą. Turi būti minkštos, tai tokios suvirusios daržovės. Ir dabar gerai pertrinam per šitas skylutės. Pas mane sietas truputį kitoks, truputį kitaip skylučių šitų, bet vis tiek persitrins. Arba tiesiog čia sutrinam tas daržovės, jeigu trinasi, tai paskui galim grąžinti atgal į skystį. Tiesiog dabar sutrinam. Galima ir su trintuvu sutrinti. Ir štai gausis toksai padažiukas. Dar gerai ištrinam. Na štai, kiek galėjau ištryniau. Aš vis dėlto nutariau, jau galima naudoti toks. Kaip sakiau, galima su trintuvu sutrinti, aš su šaukštu ištryniau. Grąžinu atgal vis dėlto, kad būtų jisai čirštesnis. Ir štai gaunasi toksai padažiukas. Jeigu iš vis sutrinsit, tai gausis tik tai skystimėlis. Vos druskos, labai skanu. Vos. Taip pat pipiriuko, jeigu reikia. Dar išmaišom. Ir padažas paruoštas. Štai taip, skanaus. Labai skanu. Ir labai greitai. Na ką, ragausim. Kartą valgysiu su grikiais. Dedam grikių. Kiek negaila. Grikiai labai sveika. Dedam kotletą. Didesnį. Taip. Pilu padažą. Oi, kaip skanu bus. Jau dabar net matau. Būtinai savo gamybos konservuotų daržovių.
Nuoroda kaip užsikonservuoti. Būtiniausias daržovės. Įdėsiu po video. Patariu įsigyti mano pirmąją knygą. Labai pigiai. Tiesiog paspausit nuorodą ir pakliūsit į puslapį, kur galima įsigyti tokių skanumynų. Bet taip, ar neskaniai atrodo, o kaip skanu. Truputį padažą. Truputį grikių. Pasakas skonis. Ir savo gamybos būtinai daržovių. Sveikuoliškų. Tiesiog pasaka. Taip kad gaminkit, konservuokit, įsigiję knygą ir padovanoję artimiesiem. Skanaus ir sėkmės. Rašykit atsiliepimus ir spauskit prenumeruoti.